Eik tu savo, seniai. Ir dabar jau pradėjau bijoti. Help me. Nugar viskas skauda. Kaip man sekėsi, kviečiu įsipatoginti ir gero žiūrėjimo. Nu ką, lapkričio 30, rytoj žiemą, plauksim Patvinuose jūros upę. Čia yra mėgamasis, čia yra po ranka dalykai, čia jeigu iškrisiu. Tėvas įdėt siuntinuką. Tėvas džiaugiasi, kad išvarauja ir turbūt. O šiaip ten yra visi daiktai, kur jeigu netyčia kažkas iškrisiu, iškart sausi rūbai, sausas spiritas, kūras, užkūrimui. Labai ant kelio. O Jėzu, kurie gal? Ata. Tai apsuksiu ratuką, ties raidas. Atsimenu, va čia, kur dabar varėm su draugu Artūro, tai čia nėjo praplaukti. Taip. Pamėginsim dabar. Atrodo tai baisiai, žinokit. Eik tu savo, seniukai, baisu, baisu. Bet sklandžiai. Čia tie pirmi kartai, kai slaik baisu, nežinomybė. Dar nesitaisęs sėdės nuo savo nieko. Pradžiai apsipras kas kaip. Tai dabar yra po 11:15. Plauktų apie kokius beveik 30 km. Orą praneša gerą, bet nežinos čia Lietuvai su tais orais. Žinokit, daug smagiau plaukęs negu vasarą, nemeluosiu. Turbūt 100 kartų pavojingiau, kas ten nemoka plaukti, nes siek ir šalta. Nu dabar šalta nėra, kol dar visas nesušlapios. Bet kad smagiau, aišku, čia tokie visokie akmenys. Besrovykę visą kitą, tai pasaka. Tiesiog man reikia ne irkluoti, o vairuoti. Pasaka. Prisibazarinsiu, va. Telefoną išjungiau. Pirštą praskridau. Visur, kur varau kelionės, tokias savo lygio, ten su motociklu, smėliais, 3 naktim, su baidarėm, į gamtą kažkur irgi su palapinė. Tai labai kvailai elgiuos, kad neturiu jokių, tai yra jokių dalykų susijusių su medicina. Nes o dabar pleistriuką užsikliuošiu, nes dabar trinu pirštą ir man sukerėja, sukrešėja, tai yra sukerėja. Padėjusi srovė, garsas. Bet kol kas tik tai malonumai, nes tik greičiau plaukiu. Nu, čia nenorėčiau varyti. Čia galima prisižaisti, čia dar visko galima tikėtis. Girdi tą tylą. Ir jau noriu valgyt.
Bet, kaip bebrai apkandžio ten, nesimato. Tokį medelį. Gerai, o šiaip noriu valgyti jau, bet dar turiu valandą, 50 minučių dar pariglosiu ir jaučiu nestosiu valgyti, nes labai noriu atvaryti tada, kada bus dar šviesa. Pradeda temti 16 valandą Klaipėdoj. Čia gal truputį už 100 km nuo Klaipėdos gali ir anksčiau pradėti temti. Tai nors bent 3 turėti, kad prisirink malkų ir labai nenori tamsoje ieškoti kranto. Su laužu bus reikalų, manau, bet siek aš jį užkursiu. Paukštelį, padangių paukštelį, nunešk mano meilį laiškelį. Kai malkas, biškai gal apie malkas, medžius, tai, pavyzdžiui, pilna kritulių visokių, bet visi šlapi. Kas mane melos net įdomiau, jis toks rūksta, toksai čeža, džiūsta. Tik pats užkūrimo procesas pailgėja. Jau karšta daros. Oi, kiek gera pakelti užpakalį. Ir kaip gerai, kad sesė Davis vyksta. Gerai, pasidėsime. Ką? Judam, biškai karšta. Tai nusimėjau, dabar šalta. Šiaip yra kokia +3, 4. Čia vėjo nėra, toks už slieniai. Skardžiai užstoja. Bet kur yra vijukas jau sunkiau minas. Minas ir klojas. Aš, gamta ir senas medis, kaip ir aš. 3-1 ir vis dar vienas. Turiu energetinį, turiu sesį šokoladuotą duotą. Dar turiu nesukčiaut, pairkloti. Spėkit, ar mačiau bebrą? Taip, ir netikėtai, kaip ir jis mane turbūt netikėtai pamatė. Tikiuosi ant bebros buvo. Bet šoka greitai vandenį ir dingo. Gerai, galim varyti tenai, bet galim varyti tenai, matau, galima kirst kampą. Kur varysime? Taip, teisingai. Kur reikės? Pizdu varau. Ojojoj. Ojojoj. Kodėl aš taip darau? Ui. Ui. Žolės dzin. Stabdo. Šakos. Bet normaliai. Nėra čia kažkoks wow, bet man tiesiog, kad baidarė, kad nebūtų visgi oro. Vėl naujas maršrutas, kurį galima tik tai plaukti, kai yra patvinusi upė. Ir va, čia būtų reikėjo tokį ratą daryti. O mes padarėm. Su maža rizika. Patrumpinimą maršruto. Eik tu savo, seniai. Eik tu, smagiai. Kai smagiai. Dabar kai patyriau, dabar dar tokių daugiau norisi visokių. Pajūris pasitinka linksmai, galiu pasakyti. O čia kai gilu yra, žinau. Eisim štai čia. O, Jūzu, kai gilu čia.
Easy peasy lemon squeezy. Kai gerai išlipti. Na va, esam savo spote. Bet va, gražu, viskas tvarkinga. Vat kaip taip radom, tai viską ir paliksim. Opa. Va tokių prisikaposim, kad gal kažkas pavyks. Viskas šlapia. Jau dirbant šilčiau daras, laiko turim. Lauželis yra, aplinkui tokie stambesni. Tegul garuoja šyla, nežinau kiek čia kaitros bus, bet man truputį pailsėti, pasišildyti ir pasikepti valgyti. Manau, puikiai užteks. Turim bulvių, vieną didesnę, vieną mažesnę, 4 turiu. Tai bandysiu įmesti. Čia kur nors, taip. Sviestuko, pipiriuko, druskytės, sūrio uždėsim. Tai valgyt noriu, tai valgyt noriu. Tai šildom pupelės. Aš jas šaltas galėčiau suvalgyti. Čia druska ir pipirai. Viską išmaišom. Norisi jas skaitirpsta. Nu ką, skanaus, gal neatrodo skaniai, bet yra tai žiauriai skaniai. Sūris. Sviestas, druskį. Oi, dega kelnes. Pista senė. Negalvoju, kad taip skanu bus. Štai kepo tortilę. Ten mėsytė skrundo. Štai mėsytė tokia. Dėsim į tortilę, suvyniosim ir valgysim. Įimam su paplotėliu. Į laužiuką. O, sultis bėga. Nusimojom pusdregnės kojines, apsimausim švarias kojines, tada tokias šiltas mėgstas. Eina filmas. Taip, toksai papačia, tada šitas mėgnušis bus, tada su šitai lysiu, į šitai atsarginis variantas. Pagalvėlę. Labą naktį.
vietos. Surai kaip. Oi, vaikinė. Va taip miegojau. Vienas miegmaišis, įlindęs į kitą miegmaišį. Ir čia dar sukišęs kojas esu. Oi, striukė. Kapišonas. Tai nebuvo labai šalta. Kojas pradėjo šalti, bet su 3 kojinėm, po to striukė, 2 miegmaišis, tai kojas visiškai nebešalo, bet viršus čia šalo, nes kur ėjo šaltis pro kur, tai taip ir šalo. Nes tik su tokia termo buvau. Ir tiek. Tai yra 9 valandos dabar. Atsikelti viską susiruošti. Pasidarysiu karštą sriubytę. Bus pusčiui toksai, arbata, krusanas. Nu, kaip prieš atlaikys. Nu, čia srovė didesnė. Geras vėl jausmas, man patinka. Kai kelias dienas, o taip gali išlėkti. Nu, kaip kelias, šiandien sekmadienis, gruodžio 1 dieną jau. O įdomiau tom, kad tu tą visą dieną varai. Tada išbūni atsiklį ir vėl varai visą dieną. Tai tikslas, sakau, pasiekti Žvingius. Tai jos tai tikrai pasieksiu, čia be problemų. Tada Balskų užtvanka. Balskų užtvanka ten labai išplatėja ir bijau, kad ten nebus srovės ir bus reikalų pairkloti. Ir nesu aš ten gyvenime plaukęs, esu tik pravažiavęs su mašina keliu ten ir matęs, kokio ten pločio yra. Nes jaučiasi jau dabar upė vis platėja. Ir vis su kiekvienu metru ir platės. Iš kur žinau šitas vietas, tai iš vaikystės su pusbroliais viskam deltam čia važinėdavom. Dabar pats su mocu savo pravažiuoju. Plaukęs čia esu gal su tėvais, kai mažiukas buvau, kur nieko neatsimenu. Ir vieną kartą su draugais, kai irgi nieko neatsimenu. Opa, taip čia yra tiltukas. Čia yra tiltas. O štai čia. Ir aš užkliuvau. Užkliuvau su savo pelėkiukais. Va, vis platėja. Vanduo vis labiau stovi. Tai reiškia, kad artėjom prie užtvankos. O šiaip nemeluosiu, truputį aš bijau tos užtvankos, nes ten, kai dabar patvinė yra, aš ten jeigu nueisim, parodysiu, kaip ten, kodėl aš jos bijau. Ok, 2 keliai. Žinau, kad čia kažkokia vilko kažkokia Nugara. Ar kaip ten vadinas, sala vilko kažkokia. Ten bus langas didesnis, čia siaurės, tik bijau, kad ten galia neis išplauk, bet patvinė, tai manau viskas eis. O, ten, kur buvo iššakojimas, tai čia vat yra, išlindau vėl į tą patį.
Ir mane neneša dabar ten, kur norėčiau, mane neša atgal, matau nori. Juodas darbas, juodas darbas. Nu, kaip dabar vaizdelis. Platu, ne? Žiauriai pavargau. Plaukiu tai taip. Ir 1, ir 2, ir 3, ir 4. Tada jau kita 10 einot. 11, 12, 13, tada ir 2-1, ir 2-2. Pažiūrėkit, kaip dabar praplotėjo. Ir dabar jau pradėjau bijoti, kalbant apie guminę valtį. Tokios mintys. O jeigu dabar jinai pratrūks žopą. Lauk tai moku, bet šaltis, kerzai tie, kažin kaip su batais plaukęs. Neberikloja vietoj beveik stovi. Minimaliai neša. Nuo ten ir varau iki patenai, dar ten užsisuks. Dar yra geras gabalas, varau. Pavargau. Visas šlapias. Vat užtvanka tai labiausiai išvargino. Noriu valgyti. Šalta nėra, bet žinau, sustosiu, nedėsiu, bus šalta. Nu, kas čia išlenda? Jes, pagaliau matau. Mane jau neša net iškart ten. Va ten, kur yra balta. Ir ten tai baltas dar, bet ten, kur yra padešinė. Va ten tai reikia saugotis. Ten, kur tas raudonas, ten taip pavojingai yra. Ten. Nežinau, kas nežinant, suplauktų dabar taip. Na, aš pats plaukiu, bet ten nesiartinsiu. Noriu ten, kur beržinėlis paskutinis pasibaigia. Ten priplauksiu. Ai, tu nugaryte. Nu va ir užtvanka. Tai aš eisiu aš tai čia ir va tenai keliausiu. Vainu su visais daiktais. Tenai turiu nueiti po dešinę. Pasidėjau daiktus. Vainu pasiimt baidarę dabar. Čia tokia, čia kita pusė elektrinės yra. Nuo ten plaukiau. O čia ta užtvanka garsioji, Balskų. Graži vieta, šiaip gražios vietos. Ir baisu buvo plaukat, vat. Žiūrėkit. Ką jūs, net galvosaugas. Į tokį norėtumėte įplaukti. Eina, načia. O iš šiandien plauki. Gali net nematyti, tai plum. Ir čia kitoj pusėj. Gaunu jos iš toli, beržinė žali, lauksiu kantriai tavęs. Kol žvaigždutės užgės. Nu, kaip sunku buvo, tai aš negaliu dar dabar. Ir šaltis, aš kai nereikaloju, tik dabar pajaučiau šaltį. Visas drėgnas. Reiks nusimauti šitą megztinį, apsimauti striukę šiltą. Suskambinau su tėvuku, paims tą pagramą čia kaip vadinas.
Šiaip ir graži vieta, žvalgos bokštelis, visą kitą. Tai ir namo. Ir pirmadienį su draugais einam į pirtį vakarą. Tai jau apie pirtelę taip svajoju. Dabar ypatingai norėčiau. Gerai, einu baidarę paimti. Šlanko. Yes! Iškor greitis, viską, va galim čilyti. O, motherfucker. Va taip ir plauksiu visą laiką dabar. Tik pavairuosiu ir viskas. Va šitą poilsę nusipelnau. Pagaliau, atplaukiau. Tai čia yra mano galutinis tikslas, taškas. Štai atvarėm.